Sveiki visi įsijungę laidą Šviesos, kamera, veiksmas. Aš esu Rytis. Ir aš esu Martynas. Šįkart mes pažiūrėjom 2009 metų filmą Fantastic Mr. Fox. Jį režisavo Wesas Andersonas ir jis yra paremtas 1974 metų novele. Šis filmas yra stop motion stiliaus, dėl to visi veikėjai yra įgarsinti. Mes išsirinkom 3 garso aktorius, tarp kurių yra pono Foxo aktorius, George'as Clooney, laimėjęs 2 auksinius apdovanojimus. Taip pat ponios Felicity Fox aktorė Meryl Streep, laimėjusi 21 Oscaro nominaciją, bei 32 auksinius gaublius ir dar daug kitų nominacijų ir apdovanojimų. Ir taip pat dar Ash, kurį garsino Jasonas Schwartzmanas, kuris debiutavo Wes Andersono filme Rushmore ir dar po to dar 6 Wes Andersono filmuose. Filmo pagrindinis veikėjas yra Mr. Fox. Jis yra talentingas paukščių vagis, jisai suvogia iš fermų, tačiau vieną dieną jisai sužino, jog su savo žmona turės vaiką ir yra priverstas mesti savo darbą ir tapti šeimos žmogum. Tačiau vieną dieną po 12 metų jisai sumano sulaužyti savo pažadą ir atlikti vieną paskutinį didelį apiplėšimą. Šiame filme yra 3 blogiečiai – Bogis, Bansas ir Beanas. Yra 3 fermeriai. Ponas Foxas yra talentingas paukščių vagis. Jisai yra labai savim pasitikintis ir kas man patiko, tai kad nors jisai buvo gyvūnas, jisai turėjo labai daug žmogiškų savybių. Man šiame filme patiko žiurkės veikėjas, jisai savotiško charakterio, savotiškais tikslais, bet gan paprastas. Man dar patiko, kad buvo gerai išnaudotas stop motion stilius, buvo įdomių kadruočių paimta, kaip pavyzdžiui filmas kartais atrodė gera 2D, nors iš tiesų taip nebuvo. Ir apskritai visa filmo estetika man labai patiko. Kuriant šį filmą, labai daug žmonių iš Corpse Bride prisidėjo prie kūrimo proceso. Filmo garso takelyje groja kūriniai iš tokių grupių kaip The Beach Boys, The Rolling Stones ir visų kitų. Jeigu jums patiko šitas filmas, jums dar gali patikti tokie filmai kaip Frankenweenie, Coraline ir The Grand Budapest Hotel. Ačiū, kad žiūrėjot mūsų laidą, jeigu jums patiko, kviečiame prenumeruoti kanalą ir spausti like.